Kėdutė, žiūrėk. O, kėdutė, žiūrėk. Ką ten įdomus tavo pamatyti? Kalba žurnalistas. Ką radai, viduką? Oho, koks gražus indelis mažas. Tai reikia išmokti su tokiu, aš pasirodo, aš ne. Čia neturi kaip pačių. Du puodukai, žiūrėk. Du puodukai. Taigi puodukai kokie vis? Gaila, neskamba. Vaikas gal vadys. Neskamba? Perlis neskamba. Tai viduj galima bus įdėti. Va, žiūrėkit, kaip gražu. Tai, va, matai? O, Šitas man labai tinka. Filipai, žiūrėk, kokį močiutė padarė. Gerai ir tau, tai tikrai gražių konstruktorių. viskas dėl konstrukcijų. Aš neturėjau, tai vat ir neturiu. Neturėjai konstrukcijų? Jam tai patikdavo, žinai, jie puzlės, aš ant pilvo atsigula. Puzlės tai turėjau jo vėliau, bet iki tol kažkaip Bet pavyzdžiui, šitos, vat, kaladėlės. tos kaladėlės, Dainė labai dėliodavo, atsimenu labai tos, nu, vat kaip, kad Filipas, kad turi tos indėlius, tai jinai kažkaip, va, tokių jau iki apie 2 metus būdama, tai ten sudėlioja, sudeda į kitą vietą neša, vėl dėlioja. Čia galime važiuoti iš to garažą. Taip. Galim padaryti tokį. Ką tavai? Nu va, visi turi užsiėmimų.